Čia bus mano vaikystės laikų senas prisiminimas apie tai, kaip aš, tuomet dar visai būdamas realiai vaikas, leidau savo laiką jau ką tik būnant prasidėjus ir 1996 metų vasarai, tiksliau, apie to birželio mėnesio vidurį. O man pačiam 12-mečiui ir vėl jau buvo kaip tik prasidėjusios dar vienos naujos mokyklinės vasaros atostogos, bet ir nutiktų man taip, vos tik baigus savo 5-ąją klasę Salamiesčio mokykloje. Ir vėl man pasikartojo tas pats niūrus praeitų metų scenarijus ir vėl kuriam laikui buvau gan stipriai susirgęs, apie savaitę su viršum laiko teko važinėti pas Bakšėnų kaimo medicinos felčerę, leisti savo vaistų ir gydytis. Apie mėnesio vidurį aš jau ir vėl buvau visai sveikas kaip ridikas, tad galėjau ir kažkiek padėti savo tėvams per prasidėjusius laukuose šienapjūtės darbus. Skirtumas nuo praeitų metų tik tas, kad tuomet jau turėjau savo tikrą patėvį, juo tada tapo mano mamos mylimasis Pavka. Ir vėl per gražiausias birželio dienas vyko toks pats darbų procesas, kaip ir pernai, sutvarkius ir suvežus į daržines visą tą šieną, kuris buvo aplink mūsų sodybos teritoriją, nušienavus tas pievas. Tolesni darbai persikėlė ir vėl į tą pačią lygią pievos dalį kaimo pašonėje, šalia piliakalnio ir čia augančių laukinių obelų, už kurių kairėje pusėje jau prasideda nuokalnis šlaitas, vedantis žemyn ir Papyvėsio slėnio teritoriją. Vėl tas pats mūsų traktorius T16 be kabinos ir su kėbulu priekyje, kuriame bevažiuojant vėl esu įsitaisęs aš su savo kalaite Muse ir birželio mėnesio žurnalu Genys, tik tą traktorių vairuoja jau patėvis, o iš paskos prikabintose dėžėčiuose sėdi su grėbliais likę 3 šeimos nariai. Traktoriui sustojus jau vidury pievos netoli vidury laukų augančio prie pat keliuko žalio klevelio, mano artimieji vėl suskumba pulti iš žaginių ardyti lauk čia esantį jau visai sudžiūvusi šieną, o aš tai padedu jiems irgi. Tai vėl lipu aukštyn į kėbulą, ten būti drauge su Muse ir vartyti naujojo vaikiško žurnalo numerio. Šis pokalbis atveria duris į 1996 birželį, laikus, kai griežta kasdienybės buitis susidurdavo su vaikiška fantazija, o traktoriaus T16 variklio dundėjimas buvo įprastas kaimo vasaros fonas. Štai kaip galėjo skambėti šis jūsų prisiminimas, virtęs gyvų šeimos pokalbių šienaujamoje kaimo pievoje prie Papyvėsio slėnio ribų. Kelionė link Papyvėsio slėnio. Garsus ritmingas traktoriaus variklio taksėjimas. T16 linguoja lauko keliuku. Kėbulė priekyje sėdi 12-metis berniukas vienaturtis, viena ranka apkabinę savo kalaitę Musę, kita tvirtai spausdamas šviežią genį. Iš paskos prikabintose vežėčiuose, laikydami grėblius ir šakes, dunda mama Tauputė, senelis ir bobutė. Patėvis Pavka sėdi ir vairuoja šį traktorių. Saulė akimirkai pasislepia už šviesaus debesies. Patėvis Pavka perjungia pavarą, traktorius krestelį, rėkia per variklio triukšmą, na, buvęs ligoni, laikykis stipriai priekyje. Kad neįskristum su visais savo žurnalais. Dar trūko, kad vėl pas Bakšėnų felčerę reikėtų vežti, savaitę atsižaidėm su vaistais, jau gana. Šiandien reikės ronkas pridati, šienas pats į daržinį nesulips. Mama Tauputė iš vežėčių griežtų, rūpestingų balsu, Pavka, atsargiau per tas duobas važiuok. Ir taip vaikas tik ką po ligos, dabar ridikas, bet jėgų nedaug turi. Šaukia sūnui vienaturtį kepurę ant galvos užsidak, kai saulė išlys, tuoj vėl galvų įkaitins. Senelis tyliai šypsosi į ūsą, pasislepia nuo vėjo už mamos nugaros, atsiremia į grėblį, sveikas vaikas, sveikas matyti iš akių. Žiūrėk, kaip vėl Genį pasidėjęs augo. Mes dar vakar su juo skaitam apie tuos neįtikėtinus nuotykius, kurie buvo aprašyti ir nupaišyti valstiečių laikraščio puslapyje Vaikams sodinukas. Įdomiai ten tie piešiniai nupiešti, net man senam smalsu, kas tam veikėjui sodinukui toliau bus. Bobutė peržegnoja tolumoje matomą piliakalnį, kad tik nelytų, Dieve duok. Saulutė tai slėpėsi, tai lenda. Žiūrėkit, prie tų laukinių obelų jau visai sausa pieva, kad tik spėtume iš žoginių viskų išardyti ir suvežti, kol oras geras. Traktorius sustoja vidury pievos, netoliese prie lauko keliuko augančio žalio klevelio. Variklis užgesta, aplinka užlieja staigiai spengianti birželio ramybė. Girdėti tik žiogų svirpimas ir musės alsavimas. Visi lipa žemyn.
Patėvis Pavka nušoka nuo traktorius, nusibraukia prakaitą nuo kaktos, viskas atvažiuovom. Vyrai prie žaginių moterys su grėbliais išsklaidyti. Pažvelgia į kėbulą, na, genio skaitytojų, lipk žemėn. Padėsi išardyti šitų žoginį, o kai sušilsi, galėsi vėl su musė savo paveiksliukus žiūrėti. Bet dabar prie darbo. Mama prieina prie kėbulo, paima berniuko žurnalą ir padeda ant traktorių sėdynės, kad nesusiteptų šienę, palik tuos skaitimus pusvalandžiui. Pažiūrėk, koks šienas kvapnus saulėje išdegys. Pavka, tu kabink iš apačios, mes su mama, pažiūri į bobutę, iš šonų pakreipsim. Sūnau, imk šakes, padėk seneliui viršų prasklaidyti, kad vėjas prapūstų. Berniukas išlipa iš kėbulo, musė lieka vienutėlė ten aukštai kėbulo viduje sėdėti. Mama, bet žinai, tam sodinuko puslapio tęsinyje, kur gegužę prasidėjo, ten jis susipažino su visais savo kaimynais. Bet vienam piktam kaimynui iškart nepatiko, nes buvo ten pikto širdies žmogus. Mes su seneliu vakar skaitėm, tiesiog neįtikėtina. Seneli, tiesa, kad tau irgi patiko? Senelis pasiima grėblį, mirkteli berniukui, patiko vaikėli, patiko. Labai darbštus tas sodinukas. Bet dabar mūsų nuotykis čia, matai, už tų obelų jau nuokalna į Papyvėsio slėnį prasideda. Jei vėjas pakils, visų mūsų šienų į pakalnį nupus. Reikia greitai suktis. Parodyk, kaip penktokas moka dirbti. Bobutė džiaugsmingai griebė sausą šieną rankomis, o Jėzau, koks sausas, šnora kaip šilkas. Pavka, paspauskim vyrai, kol tas dėbesis saulas neuždengė. Praeina pusvalandis. Visi dirba pasiraitoje rankoves. Šieno kvapas maišosi su traktoriaus tepalo kvapu. 12-metis stropiai padeda, bet jo akis vis krypsta link traktoriaus kėbulo ir link musės. Patėvis Pavka, matydamas, kad berniukas jau pradeda pavargti po ligos, jo balsas sušvelnėja, na, matyt, kad ridikas dar ne visai sunykęs, padėjai gerai. Eik, pailsak truputį. Lipk atgal į savo T16 kėbulą. Mama tauputė nuvalo berniuko kaktą su prijuostės kampu, eik, sūnau, dar vėl atkrisi, neduok dieve. Lipk į kėbulą, nors ten jokio pavėsio ir visai nėra. Tik žurnalų į šieną neįmesk, tėvas supyks, jei į traktorius detalės įsivals. Vienaturtis laimingas įsiropščia atgal į kėbulą, šalia prisiglaudžia šilta musė, seneli, o kai grįšim namo, aš tau garsiai perskaitysiu pačią žurnalo pabaigą. Apie Lapino ir Zuikio nuotykius. Senelis, atbaidydamas musės nuo veido, atsiremia į grėblį ir atsako su šypsena, gerai vaikėli, perskaitysi. Tu skaitysi, o aš klausysiu. O dabar žiūrėk, kad musė tavo genio nesukramtytų. Saulė vėl išlenda iš už lengvo debesėlio, užliedama pievą karšta birželio šviesa. Patėvis Pavka vėl griebė šakes, mama su bobute skubiai griebė, o berniukas kėbulė, vartydamas birželio genio puslapius, jaučiasi esąs pačiame didžiausiame vasaros nuotykyje, kurį saugo laukinės obelys ir ramus Papyvėsio slėnis.